1938 metais Liepos 1-ąją savo veiklą pradėjo pirmasis Lietuvoje Kauno zoologijos sodas. Šiandien tai nedidelis beveik 16 hektarų parkas, esantis Kauno miesto centre. Jis susideda iš 11 skyrių, kuriuose dirba virš 130 darbuotojų. Šiame zoosode nuo įsikūrimo pradžios dėl lėšų stygio buvo įrengtas tik vienas naujas standartus atitinkantis voljeras. Bene labiausiai širdį veriantis vaizdas mus graudina aplankius baltąjį lokį, galios, narsos ir laisvės simbolį. Tik deja, gamtiškoji prigimtis čia stipriai užslopinta varganos narvo buities, prastų sąlygų ir netgi draugės nebuvimo. Tai vėl dėl lėšų stygio. Nors ir akivaizdu, kad gyvūnai turi savo poreikius ir jausmus, juos nelaisvėje laikantis žmonės vis dar pateisina netinkamą elgesį su jais. Yra įrodinėjama, kad žmonės svarbesni, o kančia, kurią mes sukeliame kitiems gyviems padarams, yra reikalinga mūsų labui. Pavyzdžiui, ateinantis į zoologijos sodą lankytojas, ypač vaikas, gali įsisavinti, pajausti ir įsisąmoninti gyvūnų išsaugojimo svarbą. Panašiai buvo galima pateisinti visas socialinės blogybės. Netaip seniai žiaurus elgesys su Afrikos vergais buvo pateisinamas teigiant, jog jie nejaučia ir nemąsto. Panašiais teigimais buvo paremta vaikų kaip pigios darbo jėgos išnaudojimas bei draudimas moterims balsuoti per rinkimus. Dabar panašiai norime pateisinti gyvūnų laikymą nelaisvėje. Ir visgi tikėtina, kad yra daug būdų sumažinti žmonių gyvūnams sukeliamą kančią. Kreipiuosi į visus. Šiai dienai labiausiai trūkstamos finansinės, moralinės ir kitos paramos. Mes turime teisę rinktis ir nebegalvoti, kad gyvūnai tai yra žmonių reikmėms tenkinti skirti objektai. Ar vadovausimės nauja etika, kuri remiasi pagarba ir užuojauta visoms gyvoms būtybėms, su kuriomis dalinamės šią planetą? Neneigiu, kad Kauno zoologijos sodas atlieka daug gražių funkcijų, tačiau visame pramoginėme ir gyvūnų psichikos žalojimo fone tų gerųjų tikslų nesimato. Visgi galime siekti, kad gyvūnai šiame Kauno zoologijos sode mažiau kentėtų. Jų ateitis mūsų rankose.